Nu kas čia dabar vyksta? Mama, man depresija. Kokia dar depresija? Tuoj beržinės košės aš tau duosiu ir baigsis visos depresijos. Nepadės. Nu kas atsitiko? Aš nenoriu niekur studijuoti, mama. Keltis anksti kiekvieną dieną į paskaitas, teoriją vien tik kalinti. Būti kalintam 4 metus tam univere. Dar po to metus laukti, kol gausi darbą pagal specialybę. Jei iš vis dar jų gausi. Nu bet taip jau yra. O ko tu tikiesi? Kažką pabaigti juk turi. Bet kam visą tai? Aš noriu mokytis kažką, kad galėčiau pradėti dirbti jau studijuojant. Klausyk, Edvinai. Žiūrėk, ką radau. Čia kažkokios nuotolinės tech studijos. Vadinasi Code Academy. Rašo, kad bendradarbiauja su užsienio universitetais, be griežto tvarkaraščio, mokaisi savo patogiu metu. Visiškai online? Aha, ir dar rašo, kad nėra vien sausa teorija, daug praktinių užduočių, mentorystės, vyksta realūs projektai, karjeros konsultacijos, darbo pasiūlymai, ryšiai su IT rinka ir diplomas tarptautinis, pripažįstamas visam pasaulyje. Ir gali pradėti dirbti dar studijų metu. Nu čia jau gerai skamba. Ką tu ten darai? Pildau paraišką. Aš pati žinok susidomėjau. Nu mama, duok kompą, aš ten noriu stoti. Nu taip nesąžininga, palauk.